Sveiki. Taigi 16 diena, 1 rugpjūčio diena. Jau esu štai prie Nemuno. Tai va, yra 11 valanda ryto. Šiandien kažkaip su Kikuku pakankamai anksti atsikėlėm, 7:30. Tai rytas buvo ūkanotas, drėgnas, apsiniaukęs. Toks jau priminė rudenį. Rudeninės vėsas. Tai vat. Bet, nuo 10 išlindo saulė, dabar saulėta diena, graži. Truputį noriu papasakoti apie vakar dieną. Tai, prisimenant, kad čia prieš kelias dienas buvo stiprios audros, tai tas vėjas dar nebuvo pilnai išsikvėpęs. Ir tiek užvakar, tiek vakar dar buvo pakankamai vėjuotos dienos. Tai tiek Nery prieš vėją buvo sunku irtis, bet bent jau bangų nebuvo Nery. Nežinau, nors ji buvo gan plati, bet gal ne visiškai vėjui tiesiai priešais ėjo vaga, gal šiek tiek krantai, medžiai užstojo, tai tų bangų nebuvo. O štai plaukus į Nemuną vakar pasirodė bangos. Pradžioj dar nedidelės, nors jau su rimtesnėm bangom susidūrimas buvo praplaukiant Raketai po paskutiniu Kauno tiltu, kuris eina per Kauno aplinkelį nuo Žemės ūkio tos akademijos link 9 forto. Tai aš plaukiau per vidurį, pamačiau Raketą, reiškia, ten man signalizuot pradėjo, nesupratau, į kurią man pusę pradžiai trauktis. Galų gale, o jinai labai dideliu greičiu artėjo, galvoju, gal šiek tiek primažins tą greitį plaukdama pro mane, šiaip netaip spėjau šiek tiek pasitraukti į šoną ir ji visų greičių pro mane praužė, dar purkšdama visus purslus ir iškart sukėlė gan didelės bangas. Tai vos spėjau, reiškia, priekį pastatyti prieš bangas baidarės, bet, bangelės pasirodė jau nemažos, tikrai virš pusės metro. Ir tą baidarę gerokai pasupo. Ačiū Dievui, viskas gerai. Bet šiek tiek išgąsčio iš tikrųjų buvo, nes dar krantas nebuvo labai arti. O Nemunas platus iš tikrųjų sunku čia įvertinti, tikrai manau virš 200, gal ir arti 300 metrų pločio. O kalbant apie vakarykštį vėją ir bangas, tai iš tikrųjų Nemune vyksta laivyba, tai ta Raketa praūžė, paskui prieš Nevėžio santaką praplaukė toksai kitas laivas, gan nemažas, toksai pramoginis laivas su žmonėmis. Tai ir jis sukėlė nemažas bangas, bet aš jau buvau arti kranto, arti Nevėžio, tai nebuvo labai baisu. Paskui stabtelėjus prie dešiniam krante, prie Nevėžio santakos, truputį pailsėjom ir net nepajutom, kaip tas vėjas pradėjo kilt. Pradėjom plaukt, ir bangelės jau stiprios. O mes buvom nusimatę, kad nakvosim kairiam krante, reiškia priešingam krante. Nusimatę už kokių 5 kilometrų nuo Nevėžio santakos stovyklavietę, čia priešai Zapyškį. Surizikavom bandyti kirst upę per tą vėją. Ir vidury upės tokios stiprios bangos buvo, kad jau iš tikrųjų meldžiausi Dievui, kad pasiektumėm kitą krantą, nes plakė, siūbavo tą mūsų baidarę, taškė vandenį per visus kraštus ir
Kikas dar išsigandęs perbėgo į galą baidarės, iš vis supanikavau, kad jeigu jis įkris į vandenį, ten besiblaškant, tai aš jau jo nebeištrauksiu, nebeišgelbėsiu. Nu, žodžiu, gerą pusvalandį, aš net nežinau kiek, o gal ir beveik valandą mes bandėm prasiirti kitą krantą, nes nėjo skersai taip, nes tiesiai bangos, reiškia vis tiek reikėjo statyti bent daugiau mažiau prieš bangas. Dar šalia paskui praūžė toks vandens motociklas, dar ta šoninės bangas sukėlė. Nu, iš viso aš pradėjau panikuot, bet, ačiū Dievui, pasiekėm tą kitą krantą. Tai tiesiog norėjosi išlipus žemę pabučiuot. Nes, turbūt pirmą kartą gyvenime susidūriau jau taip su egzistenciniu tokiu išlikimo kova. Nes, aišku, aš moku plaukt, bet tiesiog buvo baisu dėl šuniuko, dėl baidarės, dėl daiktų. Apvirtus jų matyti jau tikrai nebūtų pavykę išgelbėti. Pats matyt būčiau išplaukęs, bet panika buvo nemaža. Tai va, galų gale čia nepasiekėm to savo tikslo. Tiesa, va, ten yra Kačerginės prieplaukėlė, tai už jos ten yra tokia įlanka, tai va, per tą krantą iš esmės nuo Nevėžio santakos, čia kokius 3 kilometrus gerus va taip ir įrėmės, kol pasiekėm. Nes Nemunas čia visiškai tiesas kaip autostrada. Ir tas vakarinis ir tiesiai teka į vakarus ir tas vakarinis vėjas čia užtat ir buvo stipriai įsisiūbavęs. Ir žodžiu, tai gerai, kad čia toks kišuliukas yra, tai va jis vos tas bangelės sulaiko. Ir pavyko man prieš tą kišuliuką čia, kaip sakant, įplaukti į įlankėlę ir pasiekti tą kitą krantą. Visiškai netoliese radom visai gražų tokį krantelį su tokia va įlankėlė. Ir smėliukas, ir škėtražės auga. Ir va ten va, toj daubeliai apsinakvojom. Ir apsauga buvo nuo vėjo ir tokia rami vieta. Tai kažkaip čia net ir žuvėdrų daug, kirų. Tai klykauja kažkoks jau toksai, tarsi atrodo kaip prie jūros būtų. Toks jūrinis oras. Tai va, kas šiandien mūsų laukia? Tai šiandien bandysim plaukti toliau. Čia už kokių 3-4 kilometrų Zapyškis. Tai sustosim Zapyškyje, apžiūrėsim. Bažnyčia, Sutkaus galerija, mačiau, yra lauke. Gal įdomu bus pasižiūrėti. Laivas ten kažkoks, tai reiškia kaip restoranas, kaip meno galerija pakrantėj. Tai va, tą pasižiūrėsim. Ir toliau plauksim toliau. Tai bus Vilkija paskui dešiniam krante. Reiškia Dubysa. Ir kažkur tikslas yra tą Dubysą pasiekti. Čia Dubysa beveik už 40 kilometrų. Ir toliau už Dubysos ir toliau bandyti ieškotis jau nakvynės. Už 50 kilometrų yra po kairę ta upė, sakant, upė gatvė, plokščių.
Tai, idealu būtų ją pasiekti, bet bus matyti, dabar vėjas nurimęs, plaukt galima, bet jeigu vėl užkiltų, tai gali mums vos vėl stabdyti jau. Jau dabar nerizikuosim plaukt per tą vėją, nes supratom, kad su vėju ir bangomis geriau nepakovoti. Nu ką, su Dievo palaima, plaukiam toliau.